Sveiki gyvi. Esu aktorius Antanas Šurna. Noriu pasveikinti visus menininkus, sportininkus su naujaisiais metais. Palinkėti mūsų krepšininkams patekti į olimpiadą ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Paskutinė ugnelė po 2012 sutikimo šalia naujosios Žalgirio arenos ir jos pirmosios eglaitės. Sveiki sulaukę olimpinių žaidynių metų. Palinkėkime mūsų Lietuvos vyrams krepšininkams iškovoti Londone medalius ir juos paskirti Lietuvos krepšinio 90-mečiui. 1922 balandžio 23 Kaune buvo sužaistos pirmusios lietuviškos krepšinio rungtynės. O štai Žalgirio arenoje tai įvyko 2011 rugpjūčio 18, kai čia susitiko Lietuvos ir Ispanijos rinktinės. O prieš jas buvo atlikta kauniečio kompozitoriaus Vidmanto Bartulio ir poeto Gintaro Patacko oratorija Tas kosminis krepšinio jausmas. Šiandieną mes pakartojame tą vienintelę vieną kartą atliktą oratoriją čia Žalgiryje. Kartais man atrodo, kad būna dienų, kai paukščių tako ar kitos galaktikos gyventojai, žvalgydamiesi po vakarėjantį žvaigždžių skliautą, staiga pamato Žemę. Jie susidomėję žvalgosi po ją savo galingais teleskopais, klausosi žemiečių kalbų, tyliai prisijungia prie jų interneto ir skaito laiškus visomis kalbomis, fotografuoja vandenynus ir tada jau prieš pat saulėlydį staiga randa mažą šalį prie jūros. Paukščių tako gyventojai suklūsta, nes aptinka negirdėtą dalyką. Toje šalyje tą dieną viskas juda tuo pačiu ritmu. Valandėlę klausosi šio ritmo ir jis juos pakeri. Pavadina jį Tas kosminis krepšinio jausmas. Visatos grojaraštyje apie šį kūrinį sakoma šitaip. Žodžiai Gintaro Patacko, muzika Vidmanto Bartulio, atlieka Kauno miesto simfoninis orkestras, vadovas Algimantas Treikauskas ir Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis. Solistai Asmik Grigorian, Edgaras Montvidas, Kristina Jatautaitė ir Svaras. Pirmą kartą oratorijose Europos, pasaulio ir olimpinis čempionas Modestas Paulauskas. Čia mūsų svajonė tapo realia. Suspindo tartum perlas arena saloj svajų. Arena svajų, pilna kaip jūra ūžiančių žmonių, skrajojančių kaip saulė kamolių. Aš ją myliu. Arena svajų. Čia aš kovoju, džiūgauju, kenčiu. Krepšinio jausmą kosminį jaučiu ir pergalę švenčiu. Ačiū.
kelias ilgas, kelias lėtas, prarajom nuklotas kelias tarp jėgos ir valios. Kelias į žvaigždę žaibuoja, pražūties liepsna vilioja, per kančią žvaigždės pasiekęs kelias priekin veda. Kelyje į pergales, kaip žvaigždės žalgiris, savas toks tarp žvaigždžių sėdi. Laukia kelyje grumtynės, tirpsta jėgos paskutinės, paskutinis lašas kraujo, kris ant kelio naujo. Jau nešlovę, sėkmę, garbę, vertina jisai jo darbą. Juodas darbas lyg finalo, sielą tau apvalo. Kelyje į pergalę, kaip žvaigždė šviesa žalgiris, savas toks tarp žvaigždžių svetimų. Nepasuk į šalį, neapleisk kelio, eik juo iki galo. Dangoraižių mažytės stovi žmogelytės. Mama, noriu žaist krepšinį, Žalgirį varžytis. Būsiu aukštas kaip Sabonis, tai gerėsi žmonės. O mama atsako vaikui, krepšiui valios reikia. Senas Žalgiris ar jaunas, visad puikiai kaunas. Ir Atėnuos ir Sidnėjui prieš pasaulį kaunas. Kur krepšinis, ten kautynės, būk ne paskutinis. Ir pačiam krašte pasaulio neapleis tėvynės. Nuostabus jausmas, kai oratorijoje skamba krepšinių vardas, taip pat ir Žalgirio komandos, kuri prieš ketvirtį amžiaus 3 metus iš eilės daužė Sovietų Sąjungos čempionus Maskvos Centrinio armijos sporto klubo komandą. Yra ką prisiminti. Bet pailsėkime, nes oratorija dar tęsis.